Utenos radijas. Muzika, reklama, pramoga. Labą rytą visiems, šeštadienį sausio 14 dieną Utenos radijo banga, su jumis sveikinasi Linas ir žinoma šiandieną Utenos radijo studijoje kaip niekad spalvinga, ryšku ir nepaprastai, tiesiog intriguojančiai kvepia visas studijos oras. Martynas Paukštė šiandien atvyko pas mus, kas jis per žmogus, kas jis per paukštis ir ar mes galime sveikinti, tarkime, prasidėjusiais 2017 metais, ar jis tai vis tik tai yra visai kitų paukščių atstovas. Mes viską sužinosime. Sveikas gyvas, Martynai. Labas rytas, Linai. Gera matyti tave ir šiandieną, kaip niekad, ko gero, nepabijosiu pasakyti, kad daugybė aksesuarų šiandieną atsivežiai pasirodyti ir pasidžiaugti savo nuopelnais, laimėjimais ir iškovotais įvairiausiais medaliais. Radio klausytojams pasakysiu, kad pokalbis tiesioginis, todėl galite drąsiai pateikti klausimus tiek Utenos radio Facebook profilyje, tiek ir žinoma skambindami mums į studiją telefonu 64111, miesto kodas 8389. Martynas Paukštė yra rankininkas, taip galima sakyti. Na taip. Ar rankinių žaidėjas? Kaip rankinio pasaulyje įvardinamas tas atletas, sportininkas, kuris žaidžia rankinį? Aš visada gyvenime save pristačiau ir pristatysiu kaip tikrai tik vienintelio sporto atstovo, tai yra būtent rankinės. Ne kerlingas? Ne kerlingas. Ir dažnai būna žmonės iš tikrųjų painioja tinklinį su rankiniu, tai man taip kartais būna labai juokinga. Ir aš visada stengiuosi tada jiems paaiškinti, kuo skiriasi tas dalykas. Ir mes sakom, ne vien tik turim tinklą, bet turim ir vartus. Tai tada žmonės, susimast, rankinis, tada viskas kaip ir aišku. Antra vertus, net ir, kamuolių ta pozicija, kad rankinį kamuolys turi lipti, o tinklinį kaip tik atsimušti ir kad kuo greičiau nuo rankos atšoktų. Jo, rankinė yra dar šiaip tokių specifikų, mes net rankinė iš pradžių net galiu pademonstruoti šiek tiek. Taip atrodo iš tikrųjų naujas visiškai kamuolys. Jis yra labai gražus, spalvingas, nuspalvintas ir panašiai. Ir po kažkurio laiko, iškart pademonstruosiu, kokį kamuolį mes matom po to. Čia toks pat kamuolys buvo. Jo, čia buvo kažkada toks pat kamuolys. Ir tam džiaugsmui, kadangi mūsų kaip rankininkų plaštakos ne visos yra didelės, o kad sučiupti tą stipriai kamuolį, mes naudojam atitinkamus tos vadinamus sakus, tepalus, jų yra įvairių paskirčių. Tai dažniausiai būna visi steplioja ir pirštai mūsų būna tokie po treniruotės tikrai pajuodę. Dėl tos priežasties net ir salių valytojos keikia dažniausiai rankininkus, todėl kad reikia tos sakus, tos vadinamą vašką atgramdyti nuo grindų. Jo, iš tikrųjų čia valytojams yra jau šiek tiek daugiau to darbelio, bet ką padarysi? Mes turim tokį sportą, mes kol kas naudojamės tokiom priemonėm. Tarp kitko, viena kompanija yra jau po 2 metų tyrimo yra sukūrusi šiokį tokią progresą kamuolių istorijoje, tai jie sukūrė kamuolius, kuriuos galima naudoti jau be tepalo. Tai kol kas juos testuoja, bet manau, po kažkurio laiko valytojos galės ramiai savo gyventi. Kažkokios inovacijos ateis į rankinį. Tai gerai, Martynai, vis tik tai pradėkime nuo pat pradžių ir dažniausiai atletas arba rankininkas netampa po vienos dienos. Tai ilgas, varginantis procesas, kupinas kažkokių sėkmių, nesėkmių, lydimų traumų ir tavo kelias lygiai toks pat. Duobėtas ir pakankamai daug buvo iškilimų, pakankamai daug duobių ir nuo ko prasidėjo tavo ta liga, tas virusas rankinio ir kaip tu žengėjai? Ko gero tai vaikystėje viskas buvo. Jo, viskas atėjo iš tikrųjų iš vaikystės. Tiksliai negaliu pasakyti metų, kada prasidėjo, bet man atrodo, tarp 7-8 metų periode, kada mes iš kaimo persikėlėm į miestelį gyvent su tėvais, reikėjo kažkuo vis tiek save užimti ir neužteko vien to, kad kiemuose žaidžiam kažkokius žaidimus tokius kaip kvadratą, ir ten jau mačiau savo kažkokį potencialą, nes mokėdavau apgaulingais metimais išmušti varžovą iš to kvadrato. O tada bandžiau dar keletą tokių užsiėmimų, ten kaip beisbolą, kiek pamenu, kartingus bandžiau, baseiną, bet kažkaip neusikabino. Ir tada vieną dieną ėjau pušinėliu ir pamačiau, kad žaidžiančius vaikus, kurie tiesiog
iš 2 medžių pasidarė tokias vartų imitacijos, jie ten įdomiai mėtėsi kamuolį ir tiesiog stumdėsi ir stengiasi tą kamuolį mesti tuos vartus. Tai aš pradžių net nesupratau, kas tai yra per daiktas. Kas per žaidimas? Jo, kas čia iš jis apskritai, kas čia vyksta. Ir kažkas tai pasakė, o čia toksai, rankinis, tipo, gauni kamuolį ir meti į vartus, svarbiausiai mesti ir tiesiog grumiesi su varžovais. Ir po to taip atsitiko, kad su vienas kiemo draugas tiesiog sako, gal nori į sporto centrą, nuvesiu, pabandysim tą dalyką. Na gerai, sakau, kodėlgi ne, mane nusivedė, aš tada atsimenu, labai įsigandęs nuvėjau. Sporto centras dar buvo to Jono Basanavičiaus gatvė 56. Jo, tai senoji salė. Jo. Tai tenais, aš pamenu, man buvo 7 metai ir tada dar amžiaus grupės man tokios nebuvo, buvo jau 9-mečiai visi. Ir trenerė sako, pabandyk, jeigu nori, o kaip seksis, kaip bus taip. Na ir rezultatas toks buvo, kad aš po 2 savaičių mane trenerė kviečia į varžybas, aš net nesupratau, kaip tai, įmanoma buvo, 2 savaitės lankau, o jinai sako, gal nori pabandyti važiuoti į varžybas. Aš sakau, nežinau, ar tėvai mane išleis, vienas dalykas, tai... Nes ar tėvai nežinojo galbūt, kad lankai rankinį? Gal nežinojo, neatsimenu dabar iš tikrųjų. Tai faktas tame, kad nuvėjo trenerė pas mano tėvas paprašė, aš išvažiavau, man buvo pirma išvis kelionė kažkur tai buvo Mastaičiai, Garliavos rajonas, į miestelį tą. Na ir kaip viskas prasidėjo, tai tiesiog po tų varžybų buvau išrinktas geriausias žaidėjų. Tai man buvo kažkas labai nerealaus ir iš karto užkabinančio ir aš pasijaučiau tam sporte kaip tiesiog žuvis vandenį. Tai Martynai, dabar patikslinamam ir sukonkretinam. Buvai 7-metis tarp 9-mečių, po 2 savaičių lankymo treniruotė, jeigu dar galvojant, kad tai geriausiu atveju treniruotės vykdavo 3 kartus per savaitę, taip? Tai po kokių 6, tarkim, duokdie treniruočių, tu papuolė iš karto į varžybas ir kuriuose buvo išrinktas geriausias sportininkas tos komandos, taip? Jo, taip ir buvo būtent. Tai kokia trenerė tave pradėjo treniruoti? Trenerė buvo Džiulieta Černiauskaitė ir visada nuo pat pradžių iki mano brandos, iki 17-18 metų visada pas ją ir treniravausi. Tai būtent taip. Žodžiu, treneriai taip pat galima, tiesiog perduoti linkėjimus ir pasakyti, kad trenerė, tu esi šaunuolė, užkrėtė Martyną rankinio virusu. Taip, būtent, fantastiška trenerė buvo. Iki 17 metų, kokiuose, tiesiog čempionatuose ir kur tu atstovai Utenos sporto centrą ir tai buvo jau susibūrusi komanda, kažkokia tavo ta karjera tos iki 17 metų laikotarpyje, kokia jinai buvo? Realiai aš migravau net per 3 amžiaus grupės, tai prasidėjo nuo 1983 metų gimimo vaikinų, tada atsirado 84 metų gimimo vaikinai ir kol pagaliau atsirado mano amžiaus grupė, tai įsivaizduokit per tą periodą, kiek aš turėjau laiko tiesiog patobulėti. Taip, kad galima net atvirai sakyti, kad kai atėjo mano karta, mano komanda, aš iš tikrųjų kaip žuvis vandenį buvau ir realiai net neturėdavau kartais, ką veiktų aikštelį, nes... Tu buvai pažengęs, tu buvai, jeigu galima tai pasakyti, aukštesnis visą galvą. Taip. Kokioje pozicijoje žaidėjai ir tiesiog migruodavai iš vienos pozicijos į kitą, būdavai puolėjas, gynėjas, galbūt net ir vartininkas? Iš tikrųjų, net ir vartininkų teko pabūti, bet aš iš karto atėjau, nežinau kodėl, bet į centrinę poziciją, kažkodėl tai iš karto norėjusi imtis tos iniciatyvos, to vadovavimo proceso ir man iš tikrųjų labai gerai sekėsi, net ne vienas treneris iš tikrųjų buvo praminęs tuo pasų meistrų, nors man tai atrodė, savaime suprantamas, kai tu kažkokį darai efektą, stengiasi perduoti kamuolį kažkaip gudriai, kad komandos draugas patogiai gautų ir galėtų laisvai pelnyti tą įvartį. Tai iš tikrųjų daugiausia vadovau, bet teko ir vartos pabuvoti vieną periodą, nes kai turėjau šiokių tokių nesklandumų, traumų, sakykime, kai daktarai nelabai leido žaisti aktyviai, tai tada aš pats nuėjau į vartus pabūt, bet netgi vartuose nesutrukdydavo man išbėgti iš aikštelės, perim kamuolį, pelnyti įvartį ir grįžti atgal į vartus ir vėl sėkmingai stovėti. Kas, buvo tam tikrai ir praktika, iš tikrųjų, taip elgiamasi. Rankinis yra kontaktinis sportas, švelniai tariant, ir tam reikia jėgos, ištvermės, vyriškumo ir šioje vietoje, ne vien tik tai tas greitis, bet ir stipresnis tavo kūnas, kad nastumtum varžovą ir galų gale jam sutrukdytum pelnyti įvartį. Visą tai susideda į rankinį. Pačiam patinka toks kontaktinis būtent veiksmas? Iš tikrųjų, labai. Ir kai aš tą visą laiką rankinį žaisdavau, iš tikrųjų labai daug fiziškai ruoždavausi, nes ten iš tikrųjų kontaktai yra stiprus, todėl tavo kūnas turėjo, privalėdavo būti, jisai tiesiog paruoštas visam. Ir kai tu žaidži, tu realiai nejauti
kad ant kažką draskė, mušė, tiesiog pavaržybų, tu nusivilkė aprangą, žiūri visas mėlynė, aptaškytas, apdaužytas ir panašiai, su skausmais, nubrozdintas, bet grįžti, tam rašai, tiesiog tu, kai išeini aikštelę, tu žinai, ko tu tikiesi, todėl tik pavaržybų pamatai tą visą efektą ir kai kartais laisvalaikį bandydavo žaisti krepšinį, aš neįmanoma man būdavo žaisti, nes tiesiog aš pripratęs prie kontakto. Per daug lengva būdavo? Ne, kad lengva, bet man būdavo neįtikėtina, kad tu prilieti šiek tiek varžovą ir iš karto reikia baudą. Tu prasme, tu tipo labai grubiai elgiesi. Jo, ir tada man tas krepšinis atrodo, įdomus sportas, bet toks labai silpnas, nes norisi kontaktą, nes vis tiek rankinį mes kontaktuojame, Vieša paslaptis, kad rankininkai mokomi ir tam tikrų gudrybių, kaip sustabdyti priešininką. Tai aš kalbu galbūt apie neteisėtus tuos veiksmus, kada teisėjas mato, nemato, kitas klausimas, bet vis viena, tu turi kažkaip tai niuktelti iš alkūnės, žnyptelti, galbūt kažkaip tai kitaip sulaikyti. Kokį pats naudodavai principą ir ką sau leisdavai? Žinokite, atvirai pasakysiu, visada stengdavausi ginti sąžiningai. Nebūdavo jokių tokių tyčinių, kad, man kas nors, sakykime, smakrą kirto tyčia. Aš niekada nesistengdavau duoti atgal, nes, galvodavau, visada reikia žiūrėti profesionaliai ir reikia saugoti ne tik save, bet ir varžovą. Kiti kartais pasimuliuodavo, ypatingai kentėdavo linijos žaidėjai, kurie ant 6 metrų linijos būdavo, tai tenais jie būdavo ir sužnaibyti visaip kaip ir, kaip sakant, varžovai provokuodavo. Ten fronto linija tokia būdavo. Jo, fronto linija ir ten jau vyksta visai kitokie kontaktai, ten gali netyčia tų niuksų gauni tikrai daugiau negu būdamas, sakykim, kaip žaidėjas, nes tu tikrai atstumą laikaisi. Kontaktinis rankinis šis sportas automatiškai prognozuoja ir traumas. Nori to ar nenori, bet jos yra neišvengiamos būtent tokiame sporte. Aš jau nekalbu apie sudurtus pirštus, nubrozdintus kelius, sumuštas kažkokius tai raumenis, bet būdavo pakankamai rimtos traumos, kurios tave, dėja vis tik tai irgi lydėjo per rankinio karjerą. Taip, jeigu taip šiek tiek taip glaustai papasakos, tai prasidėjo viskas nuo čiurnų, su čiurnom turėjau problemą nuo mažens, tada nugara, rankos, tai nekalbant, visada būna išsukinėtas, nes dažnai užsikabina varžovas ant tų rankų, o daugiau, kad kažką labai rimto kaip ir neturėjau. Tik tai apart to, kai jau skausmingiausi dalykai, tai čia tos jau kai raiščiai trūksta ir panašiai, tai čia jau tos jau katastrofiškos, sakykime, traumas. Apie jas mes dar grįžime, pakalbėsime, bet vis tik tai dar norisi tave pakamantinėti, ką šiandieną atsivežiai. Matau daugybę medalių, daugybę apdovanojimų ir pradėkime galbūt nuo pačio brangiausio arba nuo pačio pirmojo, jeigu jis toks yra išlikęs pas tave, net ir specialūs medalių, tarkim, tokie padėklai yra čia išrikiuoti. Jeigu gali, radio klausytojas galbūt jisai kol kas neišvis, bet tie, kurie žiūrės mūsų video laidą, tai iš tikrųjų galės pamatyti ir įvertinti, kiek apdovanojimų esi jau gavęs per karjerą. Jeigu taip skaičiuojant skaičiais, dabar apytiksliai namuose kol kas stalčiukė guli apie 77 diplomus, tai aš čia į studiją tai galėjau atsinešti dalį, tai jeigu, sakykime, pradėsim medaliais, pasiekimais, tai Lietuvos čempionatuose pirmo laipsnio diplomus, tai kameras rodo, tai yra iškovotų beveik 10 pirmos vietos apdovanojimų ir toliau ten 2-3 vietos laipsnių yra šiek tiek. Tai čia yra tokie svarbiausi medaliai ir aukščiausios lygos 2, antros vietos ir 3 vietos, kur buvo 2007-2008 metų ir 2006 metų, kada teko atstovauti Vilnių dar, kai buvau išvažiavęs į Vilnių. Pats mieliausias man apdovanojimas, tai čia net kaip ir legenda yra su trenerė apipinta, tai aš asmeniškai nuo 1996 metų važiuodavau į Čekiją, į Prahos turnyrą ir buvau treneriai pasakęs, kad važiuosim tenais, kol laimėsim pirmą vietą, tai ir tas faktas įvyko 2002 metais, tada galima sakyti net ir buvo mano karjeros viršūnė, nes... Pikas toksai. Čekijoje mums tarptautiniam turnyre iš 60 komandų tuomet pavyko laimėti pirmą vietą ir atsivežti labai brangią taurę. Ir be to man buvo super sėkmingas tuo metu sezonas ir man Čekijoje netgi teko garbės būti išrinktam pačiam geriausiam žaidėjai tos amžiaus grupėje, būtent kaip centro pozicija. Tai čia buvo mano, sakant, gyvenimo tikslas tuo metu ir aš be galo buvau laimingas, kai buvau įgavęs.
O toliau tai dar keletą egzempliorių atsinešiau, tai kai, sakykim, tarkim, tampė rezultatyviausią žaidėją komandoje pats paskutinis apdovanojimas, tai buvo 2012 metais, kai po traumų visų, apie kurias mes vėliau pakalbėsim, tai buvo Čiurinsko taurė atminti, tai tuomet už klubą Utenos žaidžiau ir buvo irgi taip pat įteiktas geriausio žaidėjo apdovanojimas, tai man šitie dalykai kažkaip labai tokie asmeniški ir labai brangus yra. Martynai, ir paskaičiavai, kiek per karjerą arba, tarkim, per rungtynes esi daugiausia pelnęs įvarčių ir kiek jau tavo yra įmuštų taškų į priešininko vartus? Tai dabar taip atgaminus, tai vieną straipsnį iš savo istorijos aš pamenu, tai vykom į finalinės varžybas, per 3 rungtynės buvo rekordas 56 įvarčiai. Per 3 rungtynės, tai yra labai iš tikrųjų daug. Jo, įspūdingas. Vienas pats 56 įvarčius pelnė. Taip. Tai dar, nepaisant to, dar vis tiek ir komandos draugai, kovotojai taip pat yra pelnė kažkiek tai tuo metu. Faktas, tai ne 100% sumeti, bet tiesiog. Ar įmanomas rezultatas rankinio pasaulyje, tarkim, 100 taškų? Istorija to dar nežinau, kokie 50, 60 gal, bet ten jau, nežinau, nežinau kaip ten pavadinti, koks ten vienus vartus, gaunasi į minutę po įvartį, minimum visada vidutiniškai įmeta varžovas, tai iš tikrųjų daug, labai daug kaip rankinį, tai įspūdingi skaičiai būtų, bet kad 100 iš tikrųjų negalėjo, reikia pasidomėti. Dabar nuo tavęs truputėlį keičiam kryptį ir pakalbėkime bendrąją prasme apie rankinį. Koks jis yra Utenoje, koks jisai buvo ir koks jisai, norėtum gal, kad būtų arba numatomas tiek su tavo indėliu, tiek ir su kitų žmonių indėliu. Rankinis Utenoje yra komanda HC Utena, kurioje taip pat tu turi tam tikrą įtaką ir, vis tik tai jinai yra Vivus.lt, tarkim, rankinių lygoje žaidžianti komanda. Nelabai jai sekasi, bet antra vertus, tai ko gero daug yra niuansų, dėl ko toks yra rezultatas, koks yra. Iš pradžių tai buvo iš viso topinė mintis 2009 metais, kažkaip sėdom su dėdė ir dar rankinio entuziastai, sakom, tai gal laikas atėjo Utenai ir aukščiausios lygos komandą turėti. Aišku, kaip sakant, nuo kalbų praėjom prie darbų ir įkūrėm tą, ką įkūrėm. O kodėl taip yra, kodėl mums taip neypatingai sekasi, tai vėlgi gal finansiniai dalykai, čia apie kuriuos gal čia nebūtina labai daug plėstis, čia visiems tas yra galvos skausmas. Bet kokiu atveju, tarkim, kalbant apie konkretų modelį, HC Utena, tarkim, sezono arba metinis, koks biudžetas, kad įsivaizduoti nuo tų didžiųjų grandų, ką mes kalbame apie Utenos Juventus, apie Utenos Utenio futbolo komandą, buvusias moterų, tarkim, Utenis komandą, tai jūs esate net ir finansinė prasme visiškoje duobėje ir outsideriai. Faktiškai patys finansuojatės iš savęs, kaip suprantu. Jo, dalinai iš savęs ir atsiranda dar tokių altruistų, kurie iš tikrųjų padeda atlikti labai svarbią funkciją rankinio pasaulyje ir Lietuvoje, sakykim. Tai mums, bijau sumeluot, bet kad sezoną žais sudalyvauti aukščiausioje lygoje, tai reikia iki 20 000 eurų kažkur. Surandat juos? Sunkiai, bet randam. Jo, mes galim pasidžiaugti, kad mūsų klubas iš vis to lygo yra vienas, kuris iš tikrųjų niekam neskolingas, tai visada ant nulio balansuoja, jokių ten įsiskolimų ar kažko nėra, tai yra svarbu, jo, tai yra, mes nelendam, ko negalim padaryti labiau, mes nelendam į kažkur giliau ir tiesiog yra smagu iš vis džiaugtis, kad ant nulio būnam ir kažkaip atliekam tą funkciją. Kalbant būtent apie tą vadybinį darbą ir komandos išlaikymą aukščiausio lygį ir tavo minėtas tai, kad tas balansas būtų daugiau teigiamas ir šioje vietoje, ką tu galėtum, tarkim, reziumuoti ir kaip tu įsivaizduoji tolimesnę veiklą? Jo, pasistiprinti reikia iš tikrųjų su rankinio vadyba, mes dar neįdėjom tiek daug pastangų iš tikrųjų ir galbūt aš norėčiau gal būti tas asmo, kuris ateityje, ne šiandien, ne rytoj, bet, sakykime, 5 metų, 10 metų laikotarpyje galėtų sėkmingai integruotis ir sakykime, rankinio sporto kaip vadybininkas, kuris pasistengtų ir kažkokį įdėtų labai svarų indėlį į Utenos rankinę, apskritai, o galbūt net ir Lietuvos. Jo. Tai aš kol kas tokių vizijų kaip ir turiu, bet aišku, reikia visam laiko, kad nusistovėtų ir
vienas iš tokių prioritėtų ateičiai kažkaip vis tiek. Komunikacija su, tarkim, savivaldos atstovais. 20 000 tai nėra milžiniški pinigai, kad miestas turėtų aukščiausiai lygoje žaidžiančią komandą. Ir ar bendrą kalbą jūs randate savivaldybės koridoriuose? Iš tikrųjų, mus palankiai sutinka ten žmonės. Ir kaip sako, mesgi nenuveinam, nereikiam, duokit milijoną ar kažko. Tai mes labai aiškiai viziją pasakom, ko mums reikia. Ir kadangi mes nedaug prašom, tai atsižvelgia iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų, kaip sakant, padeda, kiek gali, kiek galimybės leidžia, skirstant finansavimą, tai jie duoda tiek, kiek gali. Aišku, galbūt norėtus daugiau, bet norint gauti daugiau, realiai reikia parodyti, dėl ko mums reikia. Na, bet vis tik tai nuo komandos formavimo viskas prasideda. Taip. Šioje vietoje galima pasidžiaugti, kad legionierių ko gero nėra. Vien žaidžia uteniškiai, entuziastai ir tie žmonės, kurie nėra visiškai profesionalūs rankininkai, kurie gyvena, tarkim, iš šios sporto šakos. Jie turi savus darbus ir tai yra labiau hobis ir entuziazmas, nei kad vaikimas tarkim, gerų honorarų, tai kaip krepšininkai, kaip futbolininkai, kurie gyvena tuo metu. Jo, ne, čia yra daugiau hobis, fanatizmas ir kad profesionaliai mokėt kažkam, tai nėra dar tokių dalykų ir sąlygų čia sudarytų, bet to čia jau ten gaunasi pas mus kaip vaikai auga, superiniai, užauga labai, labai aukštos, geros kvalifikacijos žaidėjai, juos užaugina treneriai, o po to jie migruoja tiesiog, nes mes negalim kol kas suteikti sąlygų ir jų išlaikyti čia pilnumoje šiai dienai, tada juos perleidžiam į kito aukšto lygio komandas, tai Vilnius, Kaunas, Klaipėda šiai dienai, kur Kiek žaidžia uteniškių dabar šiuose komandose? Tikrai nemažai yra. Vienoje ir kitoje aukščiausio lygio komandoje žaidžiančių tų pačių jaunų žmonių, sportininkų, kurie pradėjo HSC Utena. Nenoriu apsimeluoti, bet aš kažkada bandžiau skaičiuoti, bet man atrodo šiai dienai mes turim 7 žaidėjus iš Utenos žaidžiančius Lietuvoje. Tai Kaune 3, Klaipėdoje 1 ir Vilniuje yra 3 žaidėjai. Jo. Kiek užsienyje? Užsienyje yra 3 žaidėjai, jo, kur jau žaidžia profesionaliai. Tai Aidenas Malašinskas žaidžia, Giedrius Markūnas ir Andrius Žygelis, kuris kažkaip buvo irgi vieną dieną ieškojau, ką jis veikia apskritai gyvenime, bet radau, kad jisai vis dėlto šią dieną Vokietijoje taip pat atstovauja 2 berods ar 3 lygos komandai, jam gan neblogai ten sekasi. Tai manau, kad tai ir įrodo, kad uteniškių, rankininkų kalvė pakankamai neblogas pasakas kala. Iš tikrųjų jo, kaip pagalvoji, 7 Lietuvoje jau žaidžiantys profesionaliai ir ne taip, kad nesėdint suoliuko iš tikrųjų, bet yra startinės sudėties žaidėjai, kurie pagrindė kartais net ir būna komandų vedliai, tai iš tikrųjų ir labai yra ko pasidžiaugti. Pačiam sudėtinga būti ant atsarginio suolelio ir laukti savo, tos akimirkos, kada galėsi save realizuoti, kada pats verdi, nori padėti komandai, jeigu nedaug die dar nesiseka, o treneris dar tavim kažko nepasitikė ir stabdo tave. Buvo tokių atvejų? Buvo katastrofiškai žiauriai negera, nes aš atsimenu, kai Vilnių tik atsikėliau ir tada po traumų buvau ir buvo labai sudėtinga pradėti, nes labai baisu buvo žaisti iš tikrųjų, nes tą kelią reikėjo saugoti, tai ir teko beveik sezoną sėdėti ant suoliuko, tai aš galvoju, jeigu dar 3 varžybas ir neleidžia žaisti, aš, man atrodo, džiaunu sportbačius, nes visą gyvenimą manęs trenerė niekaip nepriversdavo pasodinti ant suoliuko, jeigu sakydavo, eik sėdėtis, neįmanoma, niekada neišeidavo iš aikštelės, todėl, jeigu man pasodino po to ant suoliuko ir sakydavo, tu negali žaisti, man žiauriai buvo negera, man tada prasmė, tada dingdavo, išgaruodavo motivaciją. Tu turėdavai didelį egoizmą tokį, kad parodyti, kad aš tada dirbdavau, taip, ir aš atsimenu Vilniui, kol pats nepasiprašiau, net sakau, duokit nors į gynybą pastovėti, kad įrodyti, iš tikrųjų aš vertas būti to startinėje sudėty ir buvo tas toksai lūžis ir tada iš tikrųjų įrodžiau, nuo gynybos pradėjau, buvau tada super, labai gerai apsigyniau viską. Tada treneris, tu gali gintis, tada leido gintis, o po to su laiku leido žaisti. Tai iš tikrųjų buvo tas lūžio taškas, kada kaip ir grįžau, bet jeigu būtų laikę, toliau nebūčiau arba išėjęs iš to klubo paprasčiausiai, arba, nežinau, gal metęs ir sportą. Tai Martynai, dabar tada trumpai ir papasakok, kokiuose klubuose be HSC Utena, be tų vaikystės šėlionių, tarkim, sporto mokyklos komandai, kur teko tau žaisti ir kokią karjerą susiklostė. Žinau, kad buvai taip pat pakviestas ir užsienyje šiek tiek teko pagainioti kamuolį.
Užsienį gal ir nebuvau iš tikrųjų. Čia užsienį tik dabar buvau išvažiavęs, susiradęs tokį klubelį pasibandymui, bet baigėsi irgi nelabai kaip. O iš tikrųjų tai kaip profesionaliai pradėjau nuo Utenos vyrų lygos, kai man buvo 16 metų, už vyrus teko žaisti pirmoji lygą, o po to perskeliau į Vilnių ir Vilniuje yra toks klubas HC Vilnius, ten berods 3 sezonus jo teko žaisti profesionaliai. O po to su ta idėja ir viltim, kad Utenoje bus klubas, tai ir įsteigėm klubą ir aš iškart grįžau į Uteną žaisti ir norėjau atstovauti būtent savo miesto komandą, nes vis tiek nuo čia mano visą karjerą prasidėjusi, aš čia tiesiog ir noriu joje ir būti ir savo kažkokią patirtį perteikti jaunosioms kartoms. Tai buvo tokia vizija pas mane. Aišku, teko jaunimo rinktinę atstovauti savo laiku, bet tada amžiaus mano grupės irgi nebuvo, nes mano neporiniai metai, aš kadangi 85 metų gimimo buvo, ten tokių metų nebūdavo arba 84 arba 82, tai buvau pakviestas 84 metų komandą atstovauti ir neblogai. Tai suriškime dabar tavo nostalgiją, kokiais marškinėliais esi vilkėjęs įvairiausiose komandose šiandieną čia šūsnį atsinešė ir netgi juokavom, kad Martyną išvijo iš namų, todėl kad jis visus drabužius atsitempė čia į Utenos radio studiją. Tai į kamerą rodyk ir pasakok, kas tai yra. Čia yra legendinės Utenos aprangėlės, kurios yra iškovotos tikrai begalės taurių ir apdovanojimų Lietuvoje ir užsienyje. Ar visada 8 numerių žaisdavai? Jo, man atrodo, kažkada dar svajojau gal 5 numerio, bet po to pamačiau 8 ir labai įsimylėjau dėl paprasčiausios priežasties. Man matematikoje buvo 8, ta vadinama apversta, tai buvo kaip begalybė. Aha. Ir man tas simbolis sustrigo. Gerai, aš noriu 8 numerio, tai reiškia neribota laisvė kūrybai kažkokia ir kažkam. Tai, nors šiaip dvejetus gaudavai, kaip supratau. Nebuvo aš jau toks prastas ir mokinys, nebuvau ir superinis, bet buvau savo vietoje. Tai va čia Utenos vienas iš tokių aprangų, aišku, jų buvo daugiau, bet aš tiesiog ką radau, tą atsivežiau. Čia turiu dar antrą tokią, čia irgi nuo Prahos laikų, nuo Čekijos. Tai irgi tas asmeninis apdovanojimas, tai labai šią mylėjau, labai nešiojau. Niekas neturėjo tokios Utenoje? Ne, vaikščiau, tikrai iš tikrųjų labai jaučiausi išdidžiai, nes tai buvo pelnytai gautas apdovanojimas ir ilgai siektas. Tai toksai, o čia yra rankinio HC Vilnius klubo atributika, taip pat jie naudodavo geltoną ir mėlyną spalvas, tai irgi atsinešiau tokį šusnelį pasirodyti, pasidalinti, ką turiu, tai kokiom teko aprangom. Apsivilki laisvalaikiu, tarkim, eidamas kur nors į klubą eidamas jo, kad aš rankininkas turiu marškinėlius kažkokius. Iš tikrųjų ne, aš manau, aš tokias aprangas laiku ypatingams progams, tai yra būtent aikštelė, kur tu, į treniruotės gal. Apsivildavau į treniruočių metu nebent, bet kad po miestą vaikščiačiau, tai... Baigėsi jau tas pasirodymo laikotarpis. Nepabandžiau niekada, gal reikia ir pabandyti. O čia bus proga. Dar turiu baltą aprangą, tai teko dar ir už universitetą vienais metais. Porą metų žaisti, tai dar išlikusi irgi apranga, kaip atsiminimui, gal kad nors įrėminsiu kokius rėmus, pasikabinsiu ko nors. Ir va čia yra tokia viena pirmųjų, kada mes startavom, pradėjom Utenoje 2009 metais, išlikusi apranga. Nesimatysiu jums čia nais, bet iš tikrųjų jinai yra labai daug kartų plyšusi, mamos pastangomis buvo daug kartų siūta. Žodžiu, ir mama įtraukta yra į rankinio gyvenimą. Be abejo, taip, kasgi daugiau, jeigu ne tėvai rūpindavos mumis, kai mums to reikėdavo. Ir atsinešiu dar tokį vieną atributą, tai nacionalinės rinktinės apranga, atributika yra, iš tikrųjų, čia man kažkuriais metais Aidinas Malašinskas yra padovanojęs kaip suvenyrą, tai iš tikrųjų labai vertinga dovana ir jinai iš tikrųjų mane labai kabina ir jinai motyvuoja. Aš su ją dažnai dabar užsiminėjau užsienyje išvykę sporto ir visada, kai pasilgsti Lietuvos, tai tiesiog užsidedi impulsas tą aprangą, jo labai didelis ir motyvuojantis impulsas ir skatina, kaip sakant, veržtis toliau į priekį ir nepamiršti iš tikrųjų savo šaknų. Nepamiršti, ko tu buvai rankininkas ir tu gali būti rankininkas ir tu sieksi to rankinio titulo ir ateityje. Tai tokiam vizijom, kol kas gyvas visam. Tai ką, dabar liūdnesnė tema, traumos, negalavimai, įvairiausi įtvarai, kurių taip pat šiandieną atsinešė begalybė ir atrodo, kad kitas žmogus nugyvenę savo visą pilną gyvenimą neturi įvairiausių tiek įtvarų, kiek pačiam teko užsidėti ant kojus. Iš tikrųjų, aš galima sakyti, čempionas ne vien tik tai
pagal apdovanojimus, bet čempionas galbūt ir pagal traumas. Jo, iš tikrųjų, jeigu paskaitai, labai daug begalės sekė tų traumų. Iš tikrųjų, kaip jeigu negavai traumas, tu gal nieko neveikia ir nežaidai iš tikrųjų gyvenime. Tai smulkės traumas esu jau minėjęs, tai čia apie jas nėra ką gilintis, bet jau iš tokių rimtesnių traumų, tai 16 metų būdamas pirmą kartą kryžminius raiščius nutraukiau. Per labai sėkmingų metų karjerą vasarą pasibaigė man labai tragiškai, iš tikrųjų, tada nutraukiau kryžminius raiščius, nieko nelaukdamas, nelabai iš tikrųjų teko. Tai varžybų metu kažkokios rungtynės buvo? Per rungtynių buvo atkrintamosios grupės berods rungtynės Utenoje, dar čia seniau buvo to trikotažo salėje mes žaidėm. Ir tenais būtent įvyko tas lūžis gyvenime ir patyriau tą pirmą traumą, aišku, iškart chaosas į ligoninę, nežinau ką daryti, daktarai iškart operuoti reikia, nes čia tau labai blogai, sako, meniską šalinsiu, net nesupratau, kas vyksta, bet sakau, jūs daktarai, jūs ekspertus viską žino. Dar nežinai, kas ir meniskas buvo tuo metu gal? Nelabai iš tikrųjų, nelabai gilinu, iš tikrųjų gėda, prisipažinu, sportininkas turėčiau žmogaus anatomiją, kaip ir žinot, tai baigėsi tuo, kad nelabai sėkminga operacija buvo atlikta, tada teko daryti rekonstrukcinę ir vėlgi po visų procedūrų, po visų gijimų, ką aš labai daug klaidų padariau gyvenime, tai nepasitariau su fizioterapeutais, su specialistais, ką daryti, kaip ugdyti tą visą dalyką. Ir aš iš begalinio noro po 4-5 mėnesių pertraukos labai veržiausi aikštelę. Ir pamenu, vėlgi važiavome į Vengrijos turnyrą ir pirmą pačią dieną, per pirmas rungtynės, aš vėlgi tą kelį strupinau, raiščius tuos ir grįžęs į Lietuvą, tada man padarė trečią operaciją ir susuko tos vadinamus tirpstančius varžtus. Tada jau po to fiksavimo, tada šiek tiek... Supratai, kad tai yra rimta jau. Tai jau supratau, kad tai rimta, bet vis tiek tas noras nedingęs jis yra, nors jau visi atkalbinėja, kabinsiu tos sportbačius, tu kažką darai gyvenime kitką, gali kažką, bet aš vis tiek toksai labai kovingas kovotojas laik buvau, tai ko aš noriu vis tiek, aš nesvarbu kokią kainą, bandau kapstytis. Ir po paskutinės tos operacijos dar 10 metų, galima sakyti, gan neblogai galėjau save realizuoti ir žaidžiau tą rankinį, kol galiausiai vėl neatsitiko tokia pakartotina trauma, nes tiek 10 metų laikotarpis po paskutinės. Varžtai ištirpė jau buvo. Jo, gal tikriausiai ištirpo viskas, gal signalas kūnas davė, kad jau reikia kažką naujo daryti. Ir tada vėlgi patyriau traumą ir tada dariau pertrauką jau kaip ir šiek tiek. Kokie įtvarai dažniausiai naudojami, aš kaip suprantu, vieni yra iš tikrųjų gydomieji, kiti lengvai apsauginiai. Jo, atsinešiau čia tokių jau senoviškų, gal net niekas nebenaudoja, bet jeigu rodyčiau kamerą pirmą įtvarą, tai... Mama siūlo? Ne. Jo, va čia iš tikrųjų korekciją jau darė, nes tiek išdylo viskas, kad... Tai va tokius įtvarus naudoju tiesiog apsaugot keliam. Jie nelaiko jokių konstrukcijų, funkcijų netlieka, tiesiog saugo, kad minkštai... Nuo sumušimų kažkokiu. Jo, nuo sumušimų mes labai daug mėgstam griuvinėti, šliaužiant ant grindų, kaip sakant, tai mums reikia įtvarų. Tada antras įtvaras buvo naudojamas, jau dabar nėra tų metalų šoninių, kurie prilaiko, apsaugo šoninės kelio vietas, tai su šito įtvaru labai daug laiko pražaidžiau ir jis iš tikrųjų, sakykime, psichologiškai gal daugiau gelbėjo. Kol galiausiai, kai teko išvažiuoti į Angliją padirbėti, internetu susiradau amerikietišką įmonę, kurie specializuojasi specialiuose labai rimtuose įtvaruose, kurie tikrai kainuoja nemažus pinigus. Čia roboto policininko. Jo, visi, kas užsidėdavo, pamatydavo, kokia čia detalė, ką čia tau priklijavo, kas čia per daiktas. Bet šitas daiktas, tai iš karto pajaučiau skirtumą, kas yra tikrai profesionalus daiktas, kas yra su šito įtvaru, galėdavau savo sėkmingai, būdamas traumuotas ir bėgioti ir lakstyti ir šakinėti ir panašiai, jis tikrai atlikdavo savo funkciją. Kaip suprantu, galvos įtvaro neturėjai, nes vis tiek, kad ir traumuotas lakstydavo ir bėgiodavo. Ne, neturėjau. Nepagalvojau apie šitą dalyką, gal ir nieko būtų. Nes su galva matyti negerai, jeigu dar jau tokiam amžiui vis tiek dar apie rankinį, bet pagalvoju, gal su galva jau reiktų įtvaro irgi kažkokią tai. Tai pakalbėkime dabar apie ateities gairės. Vis tik tai planuoji grįžti į profesionalų rankinio sportą, užsiimti, kaip pats minėjai, jeigu ne to profesionalių žaidimų, bet bent jau sportinio vadybą ir, HC Utenoje ar netgi plačiai prasme apie rankinį kalbant? Jeigu taip, pradžių, aišku, vėl impulsas, tai į Daniją važiuoju sausio pabaigoje daryti 4 operaciją ir labai pasiryžęs dar kartą tau suteikti šansą grįžti aikštelę, tai po 2 metų kažkur tai.
nuo šios dienos skaičiuoju. Kokioje šalyje? Danija. Danijoje, Jo. bet Danijoje ir planuoji išbėgti į aikštelę. Ne, norėčiau gal čia namuose bėgioti po savo aikštelę, nors gal negali žinot, gal ir Danija kažkada, tai jeigu čia sėkmingai susiklostys viskas, gal ir Danija, nes tiek tai šalis, kur rankinis yra antros muikų griežime jo tiesiog, tai iškart labai jaučiasi, kad ten apie rankinį gali šnekėti labai drąsiai, nes ten daug kas žino apie tai. Jeigu lyginsim su Lietuva, tai mes apie krepšinį labai daug galim šnekėti, arba futbolą, tai apie rankinį šiek tiek mažiau, nors jau yra tokių dalykų, kad jau plačiau žmonės domisi. Tai tiesiog noriu iš tikrųjų susitvarkyti kelią, grįžti pradžiai žaisti ir tuo pačiu užsimtą vadybą, bandyti tą Utenos rankinį jau ne vien tik dugne, kad skambėtumėm, kad palaikom tą rankinio dėgymą Lietuvoje, bet galbūt jau ir rasti galimybių, kaip susigražinti netgi tuos savo geriausios žaidėjus, kai kuriuos, aišku, rasti finansavimą kažkokį jau, kad tas lygis kiltų, nes visada Utena, net antraštėse atsimenu skambėdavo, kad Utena net rankinio miesto vadindavo, nes, iš tikrųjų tas rankinis ten jaunimas skindavo pergalės, ištisai čempionai skambėdavo. Bet iš tikrųjų, Martinai, ta rankinio kultūra Utenoje tai pakankamai, gan stipri, tarkim, net ir tų pačių trenerių iniciatyvų, kiek kartų yra užaugusių būtent jau rankinį žaisdama, nes anksčiau dar, kai buvo ir Utenos sporto centras, rankinys viena iš pagrindinių buvo sporto šakų, kada jauni moksleiviai galėjo save realizuoti ir būti tokie kaip tu. Jo, aš kiek atsimenu net skaičiais, kalbant, ten rankinį be galo buvo daug trenerių, daug grupių ir kitų sporto šakų buvo šiek tiek mažiau, ten ar krepšinio, ar futbolo, ryškus buvo balantinus, diferencialas, sakykime, skirtumas. Šiai dienai jau situacija apsivertė aukštinkojom ir čia negali kaltinti, ieškoti kažkur kaltų. Mes kaip rankininkai patys nesugebam šito vietą dirbti tokį vadybininką, tokį darbą, mes turėtume iš kartų į kartas kažkaip tai plėsti. Ir parodyti patrauklumą patį. Ir parodyti, kad mes norim būti kažkam matomi ir naudingi visuomeniai, kultūrai visai Utenos. Ir iš tikrųjų aš manau, kad net aš galiu pats prisipažinti ir aš pats apsileidau, nepadariau to įdirbio, nors iš tikrųjų, čia šnekos atrodo geriuosi, pasiekiau, o ką toliau padariau realiai? Ką padariau, kad toliau garsėtumėm? Aišku, yra tų žmonių, kurie garsina, bet mes tik patys gal realiai ir žinom, kad jie kažkur kitur kažką pasiekia, bet mes nepadarom tų namų darbų, mes neparodom, kad ir mūsų miestas kraštas žinotų, kad tie žmonės kažkur kitur sėkmingai save realizuoja ir garsina ne tik savo vardą, bet Lietuvos ir miesto ypač, savo prigimties buvimo vietą, iš kur atsirado. Atsivežiai dar ir sėdmaišį, jis kažkuo tai yra ypatingas, ar čia poilsis rankininko yra? Čia man tokia šovė mintis, dabar visi mes lendam į socialinius tinklus, Facebookus visi žinom ir panašiai, mes Facebook'e taip pat turim rankinio klubo grupę, kur tokia šovė spontaniška mintis, gal visi galvoja, kaip pritraukti žmonių, aš galvoju, reikia kažkokio daikto unikalaus, kur, sakykime, aš toks kaip sportininkas, tipo siuvėjas, pasivau pats sėdmaišį laisvalaikiu. Ir aš tiesiog dar nesugalvojau, kokiu būdu konkursas padaryti, bet labai būtų faina, jeigu pavyktų padaryti konkursėlį ir kažkiam žmogui galėčiau padovanoti šitą daiktą, rankų darbą pats pasivau. Pasiimk jį su savimi, tą sėdmaišį kažkokiu tai būdu jis labai didelis ir sunkus. O toksai maišiukas, aš specialiai netgi spalvas parinkau baltą mėlyną, tai ir Utenos tai yra spalvos, ir mūsų klubo logotipo yra spalvos, tai kad tikrai žinotų, kad yra asociacijų ne vien tik su miestu, bet... Čia ne iš tavo marškinėlių siūta? Ne. Čia tarp kitko, iš labai aukštos kokybės medžiagos galima pilti visokius gėrimus. Čia baldinė medžiaga yra ir... Jo, labai specialiai, labai atspari trinčiai, aišku, nereklamuosiu čia nieko, bet iš tikrųjų stengiuosi kokybiškai. Gal jis ir kreivas šleivas, nes visi sportininkas, nemanau, kad labai idealiai. Tai tikrai tu čia nejaukaudamas sakai, kad tavo čia yra rankų darbo. Jo, iš tikrųjų taip, Linai, čia yra mano toks laisvalaikis. Negalėtų niekas patikėti, kad ką tu čia dabar darai. Gal vis tik tai turiu apsistokti ties tų sėdmaišių gamybą. Gal palikti kamuolius ramybę, gal... Bent jau įtvaro nereikės kojom, pirštam galbūt, nuo adatos tos baksnojimo, bet visa kita tai. Gerai, tai kokiu būdu planuoji kažkam tai pralošti, kaip suprantu, padovanoti už kažkokį tai bonusą, tą vadinamą palaikinimą, protegavimą rankinio? Aš manau, kad gal taip kažkada svajojau, gal geriausia, kad būtų,
kažkoksai narys grupės, kuris atsivestų daugiausia, nes įmanoma pasižiūrėti, kuris narys daugiausia savo draugų į tą grupelę mūsų. Pritraukia. Jo, pritraukia ir nebent toks variantas, gal kas labiausiai stengsis, tam ir galėčiau laisvai padovanoti. Kaip vadinasi tavo Facebook rankinių mylėtojų grupė? Labai paprastai vadinam, tai yra HC Utena. Tiesiog įvedate į paieškos laukelį ir mūsų klubo logotipą, ten įėjus, ten yra šiokia tokia informacija, kurią mes skelbiam. Taip, aš iš karto apsilankiau čia ir... Tai jau dabar trauk draugus ir jau... Nes noriu labai to sėdmaišio klausyk, niekam neduosiu. Aš tau asmeniškai pasiūsiu, kai turėsiu laiko. Niekas už liežuvio tavęs netempia, klausyk. Aš tikiuosi tikrai įrašė šitą įrašą. Jo, jeigu galima, tai su žalia ir mėlyna spalva, todėl kad Utenos radio tokios spalvos yra. Aš žiūrėjau viską ir pilka ir visą kitą. Tai manau, kad prie interjero tikrai priderinsim. Būsimiem pokalbio lankytojams, tai man atrodo, nebeteks ilgai sėdėti ant kėdžių. Kalbant tai, kad vis tik tai jaunoji karta, vis tik rankiniai labai daug žmonių ir žaidėjų keliauja ir dalyvauja įvairiausiuose turnyruose. Ne per seniausia net ir treneris Gediminas Paukštė vežėsi jaunuosius rankininkus iš Švedijos vykstantį turnyrą. Pats taip pat ne vieną kartą, ko gero, esi dalyvavęs įvairiausiuose kitose šalyse. Taip, iš tikrųjų, net dabar pagalvoju, gaila tėvų, nes jie tiek išleido manęs savo laikų pinigų, kad man pusę Europos teko apkeliauti gal vien su sportais, tai iš tikrųjų nerealiai ir esu labai dėkingas už tą jų indėlį, už tai, kad sudarė sąlygas visas iš tikrųjų pamatyti daug Europos, daug šalių apkeliauti, tai net neišvardinčiau gal visų. Ir Maskvos buvau su jaunimo rinktinė tuo metu išvažiavęs tokiam specialiam turnyrui, ten tokia kaip olimpiada buvo, tai man būdavo 16 metų beros, tai buvo labai dideli įspūdžiai, tai įsivaizduokit, tai tarsi tikra olimpiada, tik tai būsiu ten tų tarybų sąjungos ar kaip narių šalių sąjungos buvo turnyras padarytas. Tai 900 Lietuvos sporto atstovų tada vyko traukiniais į Maskvą, buvo nerealiai gerai, tai ten buvo labai įdomu, aišku, toliau minėta Čekija, Lenkija, Vokietija, Ispanija, Italija ir visos ten to šalys. Vengrija, kurią minėjai, taip. Vengrija buvo. Iš tikrųjų daug teko aplankyti ir daug matyti ir vis tiek ta patirtis ir atsiranda būtent, kai tu žaidi, kai tu grumiesi su kitais žaidėjais, gauni patirtį, nerealiai, labai gerą patirtį. Todėl ir Utena pagal galimybės ir Gediminas ir Džiulieta stengiasi tuos vaikus išvežti, parodyti tą kultūrą kitokią, kad ne vien tik rankinis, tai nėra vien tik tai sportas, tai yra ir kultūros dalis, nes tu išvažiuoji, mes nesistengiam išveždami vaikų rodyti jiem tik tai aikšteles. Visada organizuoja kažkokį muziejų, kažką nuvest vaikus parodyti, kad jie neatsivežtų vien tik tai įspūdį, kur buvai, paklausiau, tai salėje sėdėjau visą dieną ten, ar mokyklai miegojau kažkur tai pagal galimybės. Tai visada išvežam ne vien tik tai su tą mintim, kad varžybas, bet vežam ir kad kultūros pasisemtų, kad žmonės ir vaikai tobulėtų, plėstų akiratį kažkokį, tai mintis yra tokia. Žodžiu, už rankinį. Vienareikšmiškai. Tai. Daug mes čia prisikalbėjom. Ačiū tau, Martynai, kad šio šeštadienio rytmetį paukojai savo pasakojimams, prisiminimams, nostalgijai, galbūt net ir rūpų pakelti ir šiandien daugybė aksesuarų, įvairiausių taurių, medalių, sėdmaišį atsitempė, marškinėlius, kurius vilkėjai įvairiausiose komandose. Na, žodžiu, iš ties daug ko mes prikalbėjome, belieka tik tai visą tai, kad įsigyvendintų ir kad pats galėtum toliau didžiuotis ir mėgti šią sporto šaką. Jo, kaip ir sakėt, tėvai išvarė iš namų. Viskas labai smagu. Ačiū labai. Tai ačiū tau. Ačiū Jums, Linai. 10:43. Toliau su Jumis programa Savaitgalio Utena. Geros dienos. Utenos radijas. Muzika, reklama, pramoga.